Tai tenka pradėti darbą iš naujo? Gaila, kad ne nuo pradžių pradėti. Nu, matote. Man atrodo, pirmai emocijos liejosi per kraštus, dabar tenka tik darbą užfiksuoti. Na tai va, tai dabar po senų prisiminimų pasiruoškite naujiems. Labai įdomu. O, labai. Jau nesvarbu, kad dar Vokietijos teritorija, bet jau įsivaizduokit, toj Prancūzija bus. Muzika tai ne prancūziška. Va. Geriausias kadras, kada žmonės miega. Jūs dovanokit, kad aš ir miegančius irgi. Nu tai irgi tam tikra būsena. Tam tikra būsena poilsio. Užfiksuosim, gal kada nors dar po kokių 6 metų teks pamatyti. Pamatyti. Vau, kas per rimtumas? Nu kągi, aš irgi norėčiau dar po 6 metų, kad mane pamatytų. 6 metai tai daug. Nu, nieko. Gal grįžtant pasižiūrėsim vieni kitus dar. Ačiū. Ale, nepasakytum, kad tai folkloro ansamblis mezga, siuva. Nežinau, kokiu tai mezgėjų, siuvėjų klubas gal, o ne folkloras. Šokti negalima autobuse. Nu, žinom, sponsoriai irgi važiuoja. Nu, ką dabar vadovas pasakys organizacinės komisijos? Labai viskas gerai vyksta pagal planą, netgi viršijam. Pusvalandžių valandą anksčiau atvažiuojam visur. Puikus vairuotojai. Ne veltui mes už jūs kovojam ir jūs samdėm. Nes nepažįstamais vairuotojais negali pasitikėti. Ne. Čia tokius žodžius galime priimti tik tai... Agrai pagarba. Ne, tokie žodžiai galimi tik tai grįžus iš kelionės. O mes ir grįžus pasakysim. Sugebėjimus filmuoti. Tik grįžus. Mes ir grįžus pasakysim tą patį. Geriau pasakyti. Bet geriau iš karto pasakyti. Geriausia tai sakyti ir sakyti. Pastoviai. Niekad gerų žodžių nebus. Ypač kai Ramunė matys, parodykit šitą filmą. Kartokite kasų pynimo epizodą. Labai vertinam vėl kasos. Bet kaip sekėsi? Prieš 6 metus kasos ir dabar vėl kasos. Jo, čia yra paveldas. Bet tobulėja šukuosena už to. Viskas kartojasi. O pinėjos nematau. Pinėja pasislėpti. Pinėja pasislėpusi labai. Ir negaliu. kukli mergaitė. Nu, tikrai negaliu. Bet kaip man dabar teks pereiti. Pereiti reikės. Ar nepereisiu vienet, aš palauksiu, aš paskui ateisiu prie galiorkos. Čia bendrą vaizdą pažiūrėsim. Jeigu pasiruošę. Tik tai... Šį kartą lyg tai ir nemažai žmonių daugiau gal. Nu kaip ten tą pinimą pakomentuokit. Tobulas, tobulas. Kad užstojat visą pinimą, visą kasą gražiąją vadovės. Parodyk dar savo stebuklingąją galvą. O tai... Vaivorykštė vadinasi. Ir vėl aš kasos nebematau. Iš kitos pusės. A, iš kitos pusės. Va. Kieno darbas? Gražvydė. Tikrai ne mano. Gerai pagalvok. Gal mano? Kasas paleidžia. Auginsiu ir aš kasas. Nu ir tada. Prasideda. Bet kai supina, tai baigėsi. Na, Rūnai, kaip ten viskas. Aparatė susitiko. O, lele, kokią nuotrauką padariau, žiūrėk. Parodytis. O, čia vieni. Beveik tavo šlaudis. Aš nežinau, ten buvo pinėjų klubas, dabar čia fotografų. Jo, Rūnai, kaip kasas paleidžia? Fotografų klubas. Yra vabutelio, kad jūs pakitės. Tai jūs čia filmuokit, ne mane. O kaip kasas paleidžia? Aš to įjungsiu šalčio biškį, atsiprašau. Taip, čia barmenė. Taip, ir jau apmokyta šiek tiek. Prisimena buvusi kelionių, kaip elgtis gražiai.
Nu tai ką Galiorka dabar, pradėkit jau pasakot, ką nors. Bet labai prieš langą, matai, jau veidas. Antra para autobuse. Antra para, Jėzau, užkankinti žmonės toj Vietagroj, va. Neišleidžia jų. Va, kas yra linksmiausias keleivis. Nu, tavo vardas, greit prisistatyk. Garsiai sakyk. Gražvyda? Gražvyda ar Monika? Sara. Sara? Monika. Nu, taip ir... Išjungti dabar aš. Reikia, kad mygtukas. A tai jeigu norima, yra daug tualetų, tai aš nežinau. Filmuoju ir apie tualetų šnekam. Va. Visus veidus užfiksuojam. Tai bet jūs kalbėkite, nors ką jūs čia dabar, kur važiuojat, ko važiuojat? Atstovės spaudai, prašau. Atstovės spaudai? Vau. Negaliu kalbėti. Gerklės yra daugomas. Nu va. Čia kūno kalba kalbantis. Dabar pažiūrėsim, kaip vaistai suveikia. Kaip gerklytė. Dainuoti jau galėsite, kodas Edmundai. Bet dar... Aš nežinau, ten buvo Pinėjų klubas, ten fotografų, o čia skaitytojų. Biblioteka. Čia biblioteka. Biblioteka, o čia ramybės stadija. Oazė. Galiorkai tai paprastai nelabai būna ramybės. Aužia mintį, kur Bet reiškia Liepos 6 reikės 9 valandą giedoti himną Lietuvos. Nu tai pagal planą pažiūrėkit, pagal planą pažiūrėkit, kur ar Karpentre, ar Marselė, ar Valencija, kur ten mes būsim. Va, ir dar vėl Mezgėjus, iš viso rankdarbių klubas. Bet nieko čia kažkaip tai nevyksta jokie pasitarimai, paprastai Galiorkai pasitarimai vyksta. Žodžius mokasi kai kas. A čia ką mokotės? Žodžių reikia. Kas namie nespėtų padaryti. Bonjour, lemur. Na viskas, dabar busit visi užfiksuoti. Žinosiu, nors kas važiavo po 6 metų, pasižiūrėsim. Tų šakelių, tų žaliųjų, atskrido gerutėla, atskrido Pavėluotai įjungta kamera, bet mes pasakysim, kad va šitie jauni gražūs žmonės švenčia. Kokias ten vestuvės? Kokias? Jaunimėlį žalį, žinau. Medinės. Medinės vestuvės. Medinės vestuvės. Va, ir ta garbė dainuojama daina. Va, nieko, kitas iki trupučiuką anksčiau įsijungsim. Tai mes irgi sveikinam. Vairuotojo kolektyvas. Dovėtas vairuotojo. O gerai, kad čia manęs įgalvojo, filmuota anksčiau. Labai intensyviai ruošiamas yra pirmam koncertui. Sąlygos idealios. Persirenginėjame, vietos autobusės sočiai. Taip, ir yra galimybė pagundyti vairuotoją. Pagundimas, kojinių maukštimas, vairuotojo gundimas vadinasi. Pamatys jūsų vyras, tai bus jums gundimas. Ir kaip manai iki šių kūrų? Iš pamagautis. Tai galima dabar pasitikti? Ne. Gal turiu kartus paklausos, Taip. Na, tai šaunuoliai. Rokai! Labai greit sukom. Neblogai išėjau. Jeigu tu karas. Gerai. Labai jau nori būti gražus visi. Nu ką, mes jau pasiruošę. O kaip čia vyksta? Pasiruošimas, gražinimasis. Taip, gražinimas. Teigiamai viskas. O, aktyvi dalyvė, folkloristė.
Tačiau nori koncertų.